Sveiki, esu iš įmonės Ekomoto. Mano vardas Ugnė. Šiandien norėčiau Jums pristatyti bene vieną mažiausių mūsų keturračių Z1. Keturračių pliusai tai, kad jis gali važinėti ne tik lauke, bet taip pat su juo galite važinėti ir patalpose. Variklis yra 250 W ir jis turi pakankamai nedidelę, bet tačiau talpią 10 Ah ličio-jonų bateriją. Su šiuo motoroleriu galėsite nuvažiuoti apytiksliai iki 30 km. Kaip ir minėjau, su šiuo motoroleriu galėsite įvažiuoti ir į patalpos vidų, todėl jo maksimalus greitis yra iki 10 km/h. Didžiausias šio nedidelio motorolerio pliusas yra tai, kad jūs galite jį laisvai sulankstyti vieno mygtuko paspaudimu. O sulanksčius šį motorolerį jūs galėsite drąsiai jį įsikelti į mašinos bagažinę ar laisvai įsivaryti į butą ar jo liftą. Valdymas yra ypatingai paprastas. Jis turi 2 svirteles, tai šį motorolerį jūs galite valdyti su abiejomis rankomis, tiek su kaire, tiek su dešine. Šis motoroleris valdomas pakreipiant jų svirteles. Taip pat jis turi elektromagnetinius stabdžius. Tai reiškia, atleidus svirtelę, motoroleris iš karto stoja. Labai paprastai, palenkite svirtelę į save ir motoroleris važiuoja į priekį. Atleidžiate, jis sustoja.